Nu ką, užplaukėm į jūrą, praktiškai iki Geltono bujaus. Nu čia bandysim pasigauti bangą ir pažiūrėsim, kiek galim su viena banga toli nučiuožti. Čia jau labai daug nėra, toks rybinis. Gal tokie 5-6 metrai. Biškį palauksim gūsio, gal išeis iššokt ant foilo. Šiaip tos sąlygos tai yra fainos. Tas vėjas gan silpnas ir visiškai į krantą. Eina Vingą pastatyti į galą ir jo nedrasko vėjas. Tas sąlygas tokias labai mėgstu. Jeigu stipresnis vėjas, tai jau tas Vingas nori užskristi į priekį. Tai jis tada maišo raidint bangą. Esmė yra, kad sujungti reikia bangas. Nėra tokios vienos ištisai gražios bangelės. Jas reikia jungti. Žiūrėti, kad nesibaigtų. Ir va tokių sąlygų mes turim čia pajūry labai dažnai. Ten kai banga, gal prognozė iki 1,5 metro. Yra nėra mažos, bet tokios didelės, yra pakankamai lengva išeiti, bet tas riba yra jūrai, vis dėlto gan nemažai ir tai bangų pasigauti visai neblogu. Čia matau ateina kelią, tokia nesetinė, viena čia eina, bet galim pabandyti. Paimti. Čia pasigavau kažkokią bangelę ir neaišku tik tai, kiek aš ją išlaikysiu. Nes foilas čia pas mane irgi nėra didelis, 8,80 kvadratinių centimetrų, high aspektas. Visai fainiai. Svarbu būtent bangos viršaus, nevaryti iki pat apačios, kad visą laiką būti nuokalnį, neatsiremti į priešais einančią bangą. Ir aukščiau ant foilo. Čia gražiai. Ir tikslas yra išsilaikyti ant viso. Nevaryti į pat apačią, bet būti ant bangos. Ant bangos veido.